kodėl tu niekada nebūsi sau graži, niekada nebūsi savim patenkinta, kam tai naudinga ir ką su tuo daryti. Visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su tolku. Aš manau, didžioji dalis moterų turi kažkokių kompleksų, lygina save su kitom ir jaučiasi savo negražios. Tai nutinka dėl to, kad grožio standartai niekada nestovi vietoje, jie nuolat keičiasi. Kūnas nuolat keičiasi atitinkamai to, kokia yra ekonomika ir kas vyksta šiuo metu pasaulyje. Vienu metu buvo madingos labai lieknos merginos, po karo tai tapo vargingumo požymiu ir kaip tik moteris su formom tapo labai patrauklios ir sekso simbolis tapo Marilyn Monroe ir buvo labai daug propagandos iš išorės, kad nebūk kūda, kad vyrui nepatinka kaulai. Tačiau jeigu paimti jau 2000-uosius, tai buvo visiškai nebepatrauklu ir skaitėsi fat. Visi atsimenam laikus, kai 2000-aisiais šitaip atrodančią Britney Spears šeimino žurnalų viršeliuose, vadino ją storą ir kaip jinai iš viso į sceną eina su šituo savo lašiniu ant pilvo. Grožio standartai ne tik nuolat keičiasi, bet jie dar būtinai neatitinka tavo etniškai grupiai. Pavyzdžiui, pas azijiečius, kurie natūraliai yra tamsesnio gymio, labai vertinama šviesi oda. Dėl to yra daug kosmetikos, kurie palaiko odos baltumą. Taip pat ir pas indus, man atrodo, visi žino šitą meminę reklamą indišką, kur viena draugė šeimina kitą už tai, kad ji pernelyg įdegusi, kad tu negraži, tu tokia tamsi ir paskui parekomenduoja kažkokį balinantį odos kremą ir ten pas ją reklamoje net plaukai pašviesėja nuo to kremo, tikriausiai nežinau, bet ji eina ir visi ją atsisuka, kokia jinai graži. Labai dažnai grožio standartai bando padaryti populiarų kažką, kas nebūdinga tavo etniškai grupiai, kaip ir su tom pačiom nosim. Pas europiečius labiau vis dėlto nosis išryškinta ant veido ir nebūna veidų su 2 skylutėm vietoj nosies. Tačiau labai dažnai išpopuliarinama būtent tai, ko jūs natūraliai neturit. Pas europiečius mažesnės nosies, pas kiniečius atvirkščiai, kadangi jų nosis natūraliai yra plokščia, pas juos daromos rinoplastikos, kad padidinti ten kremzlės imamos iš ausų, įdedamos į nosį, kad nosies forma kaip tik būtų iškelta. Putlios lūpos kaip pas afrikiečius, kurios nėra labai būdingos europiečiams ir tai yra vis dėlto retenybė, moteris natūraliai tokiom putliom lūpom. Tačiau tai yra išpopuliarinama taip, kad šiuo metu praktiškai kas antra turi padarytas putlias lūpas. Ne visom jos natūraliai tinka, tačiau, ką padarysim. Kaip ir figūros, formos, jeigu mergina liekna, ji labai retai turės didelę krūtinę, tačiau bus išpopuliarintas būtent toks kūno tipas, kai moteris su lieknom formom turi didelę krūtinę. Arba BBL, tie braziliški užpakaliukai, kur buvo pasidarius Kim Kardashian, aš manau, niekas neabejoja, kad tai buvo padaryta, ne? Tai nebūdinga merginai mūsų europietiškos kilmės turėti tokį liekną liemenį ir didelį užpakalį, tačiau tai yra įmanoma padaryti. Ir taip mes perėjom prie temos plastinės operacijos. Plastinės operacijos, kurių tikslas buvo pakankamai kilmingas pradžioj, buvo daromos veido rekonstrukcijos žmonėms, kariams, kurių veidas buvo visiškai deformuotas arba nukentėjęs, prarastos nosies, ausis, deformuoti žandikauliai, arba žmonėm papulusiems į avarijas arba gaisrus, kur veidai nukentėjo ir tikrai susižalojo, rekonstrukcija buvo tikrai reikalinga, tačiau šiuo metu bet koks žmogus gali pasidaryti savo tiesiog nosį tokį, kokį nori. Ir aš nematau tame nieko blogo iš esmės. Aš nematau nieko blogo operacijose. Aš manau, kad jeigu žmogus labai nori pašalinti savo kažką arba pakeisti kažką savyje, kas jiems labai nepatinka, jie tikrai gali tai daryti, tiesiog reikia, man atrodo, visą laiką vertinti tas rizikas ir suprasti, ar tu tikrai to nori, ar tu to nori dėl to, kad šiuo metu yra tokie grožio standartai. Jie su laiku pasikeis, o tu paskui liksi su tais bruožais, kurie galbūt jau nebeatitiks naujų standartų. Ir tau reikės daryti naujas operacijas. Ir atsiranda vis daugiau ir daugiau kažkokių keistų operacijų, kur yra ausų operacija. Ne ten, kur pataiso atlėpusios ausies, o ten, kur pamažina ausų spenelį, nes jis per didelis pasirodo, jeigu jūs neturėjote tokio komplekso, galbūt dabar gausit jį, atsiprašau, pasirodo, ausų spenelis turi dar būti kažkoks ne per daug ilgas, nes tada negražu. Tačiau pas azijiečius šiuo metu atsirado mada atlėpusiom ausim. Ir jos eina ir savo norų pasidaro ausis, ten daro injekcijas, suleidžia kažkaip ten tos filerius, kad ausis viršui atlėptų.
Mada keičiasi, mada nestovi vietoje ir atsiranda kampai žoli, kur, tarkim, ne visų veidams tinka toks kampuotas žandikaulis. Tačiau labai daug merginų ten irgi prisileidžia, kad čia būtų taip va, Ewingai ir taip toliau. Ir operacijos atliekamos be jokių medicininių poreikių, kaip, pavyzdžiui, blefaroplastika, kai pašalinamas vokas, nes kai kuriems žmonėms tai tikrai trukdo, ten klausimas ne dėl estetikos, o dėl to, kad tikrai kažkaip ten negerai, tos blakstienos lenda po oda ir tai skatina ten uždegimus kažkokius. Tačiau tai šiuo metu daroma tiesiog, kad akis būtų tokia labiau atvira. Ir bet kas tai gali tiesiog pasidaryti, kaip rinoplastikos, nebedaromas tam, kad atstatyti nosį arba pataisyti nosies pertvarą, o tiesiog, kad padaryti kitokią formą, kuri yra šiuo metu madinga. Tačiau neretai siekdamos mados, merginos praranda savo individualumą ir išskirtinumą, savo kažkokį ypatingą grožį. Todėl, vėlgi, aš pabrėžiu, aš nesu prieš jokias procedūras arba operacijas, prieš darant kažkokias rimtas manipuliacijas su savo kūnu ar veidu, aš rekomenduočiau tikrai nueiti pas psichologą ir išsiaiškinti, ar tai yra tavo poreikis, ar tai yra iš išorės atėjusi propaganda, kuri tiesiog užstrigo tavo galvoj ir tu negali jos atsikratyti. Ir be abejo, ta estetika tampa vis estetiškesnė ir jau pačios gražiausios merginos darosi procedūras ir plastinės operacijos, tai tu žiūri į jas ir galvoji, jeigu tokios gražuolės ir nepatenkintas, tai kaip aš galiu būti patenkinta? Aš negaliu būti patenkinta, man irgi reikia savyje viską perdaryti. Pereinam prie vieno labai svarbaus aspekto viso šito, tai yra ekonomika. Patenkinta savimi moteris be kompleksų nenaudinga ekonomikai. Ji neišlaidaus, ji neišleis savo pinigų kažkokiems dalykams, kurie jai nereikalingi. Todėl reikia padaryti taip, kad jai šitie dalykai būtų reikalingi. Celiulitą turi 95% moterų, bet mes pasakysim jom, kad tai yra šlykštu turėti celiulitą ir tegul perkasi visokias priemonės nuo celiulitų. Ir visada atsiranda vis naujų kompleksų, tai yra poreikių kažkaip save patobulinti, dėl to, kad ekonomiškai tai tiesiog yra labai naudinga. Kas nežino, kaip atsirado kojų skutimas. Antro pasaulinio karo metu Amerikoje iš prekybos dingo pėdkelnės. Ir tiesiog negalėjo jų gaminti, buvo krizė, be abejo, lėšos buvo skirstomos kitaip, buvo kiti prioritetai ir visiškai nebuvo įmanoma nusipirkti pėdkelnių. Ir moteris, kurios kai eidavo kažkur, norėdavo, kad jų kojos atrodytų lyg būtų su pėdkelnėm, lyg ji turi pėdkelnes. Ir atsirado toks trendas, kai moteris skusdavo kojas ir piešdavo ant kojos rudų pieštukų kosmetinių tiesiog juostelę per visą koją, kad atrodytų, kad ji yra su pėdkelnėm. Karas baigėsi, krizė praėjo, pėdkelnės grįžo į prekybą, tačiau moteris perka skustukus ir perka jų daugiau, netgi negu vyrai. Todėl reikia kažkaip jom pasakyti iš reklamų ir iš visur, kad glotnios kojos tai yra tiesiog wow, tu tiesiog deivė. Visi vyrai tavęs geidžia tiesiog, kai tu esi nuskutus kojas, kai tau kojos yra glotnios, kai skarelė nuslysta ant kojos. Lyg jeigu koja nebūtų nuskusta, tai skarelė užstrigtų ir suplyštų. Tiesiog kiekvienas dalykas, kuris šiuo metu mums yra natūralus, jis kažkada kažkaip atsirado. Ir gero marketingo dėka jis įstrigo mūsų sąmonė ir mes jo naudojamės dar ir su rožiniu mokesčiu. Kas nežino, rožinis mokestis yra pink tax. Tai yra ekonomikos terminas, tikras terminas, kuris naudojamas apibūdinti tą reiškinį. Tokie pat higienos produktai moteriški ir vyriški kainuoja skirtingai. Moteriškas dažniausiai kainuoja brangiau dėl to, kad moteris savo higienos ir grožio produktams pasiruošusi visą laiką išleisti daugiau pinigų. Dėl to, kad mes tiesiog turim daugiau kompleksų, net jeigu tie dalykai kainuos brangiau, mes neatsisakysim jų taip lengvai, mes vis tiek juos pirksim. Ir be abejo, spauda ir socialiniai tinklai turi labai didelę įtaką mūsų nepasitikėjimui savim. Dėl to, kad spaudoje reklamoje moteris praktiškai visą laiką yra seksualizuojama ir parodomas kažkoks nerealistiškas paveikslėlis, ar tai yra 50-ųjų tobulos namų šeimininkės reklama, kur ji kepa ir ruošia valgyti apsirengus pilnai šventiškais rūbais ir su makiažu su šukuosena. Ar tai yra 90-ųjų 2000-ųjų laikotarpis su nerealistiškais lieknumo standartais, kai tiesiog neįmanoma jiems atitikti, ar tai yra retušavimo laikotarpis, kai oda retušuojama tiesiog taip, kaip atrodo plastikinės lėlės ir mes sėdim ir galvojam, kad kažkas su mumis blogai, jeigu mūsų oda turi poras ir tekstūrą ir
plaukelius, kaip aš iš viso galiu būti kaip tikras žmogus. Kaip ir socialiniai tinklai, kurie mums neretai parodo labai nušlifuotą gyvenimą, tokį nerealistinį ir netikrą, kur rodomi labai netikri grožio standartai. Niekas socialiniuose tinkluose nerodo 100% tikro gyvenimo. Kai kritinis mąstymas dar nėra susiformavęs, aš manau, kad daug jaunų merginų lygina save su tais netikroviškais paveikslėliais iš žurnalų arba iš socialinių tinklų. Ir tik mes iškovojom, kad žurnalai nebūtų retušuojami taip, kad moteris atrodo kaip netikros lėlės ir modeliai gali būti įvairesni, kaip atsirado dirbtinis intelektas. Ir šiuo metu mes galim rasti labai daug DI influencerių. Ne tik kai kurie brandai naudoja DI modelius, kurie visiškai atrodo nerealistiškai ten su viskuo, su oda, plaukais, makiažu ir kūnu, bet ir atsiranda vis daugiau ir daugiau influencerių, kur yra Instagramo puslapį, kur nuomonės formuotojas tai yra visiškai dirbtinai sukurta mergina. Aš kaip suaugusi moteris jau turiu pakankamai proto nelyginti save su AI modeliais, tačiau auga visa karta jaunų merginų, kurios žiūrės į tos tobulus paveiksliukus ir sakys, betgi tikriausiai taip įmanoma, tai jeigu toks yra sugeneruotas žmogus, tai vadinasi, ir aš galiu pasistengti taip atrodyti. Žodžiu, baisu. Rašykit komentaruose, kas jums atrodo priverčia jūs kartais jaustis savo pačiai negražia, arba su kuo iš šiandien pasakytų dalykų sutinkat, su kuo ne. Taip pat prašau, nepamirškit spausti patinka, nes tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. O pabaigoje tiesiog norėtųsi pasakyti, kad būkit savimi, mielos moteris, tiesiog būkit savimi, stenkitės puoselėti savo išskirtinumą ir savo grožį, stenkitės kuo mažiau save lyginti su kitais, o to labiau jokiais būdais su dirbtinio intelekto influenceriais. Ir kaip sakoma, pasaulyje pilnam Kardashianų, būk Diana. Man visada į galvą ateina tas vienas pavyzdys, tai Jennifer Lopez, aš ją naudoju kaip pavyzdį, kaip žmogus, kuris buvo gražus, jį visą laiką skaitėsi graži, hot diva ir taip toliau, tačiau 2000-aisiais, kai tikrai buvo ta vadinama ledinukų era, kai merginos atrodė kaip lollipops, galva ant pagaliuko, Jennifer Lopez tuo pačiu metu buvo tokia pat diva, tokia pat patraukli moteris, ji buvo be galo populiari ir ji buvo su visai kitokia figūra. Pas ją buvo kaip ir maža krūtinė dideli klubai ir tuo metu tai nesiskaitė kaip standartas, tuo metu buvo kitokios. Tačiau Jennifer Lopez ji vis dar populiari, ne? Praėjo 20 metų, 25 metai. Tiesiog čia vienas iš tų priminimų, kai nereikia siekti atitikti visų standartų, visų grožio reikalavimų šiuolaikinio pasaulio, nes šiandien yra tokie, o po metų jau bus visiškai kiti, todėl ačiū, kad pažiūrėjote šį video iki galo. Būkit savimi, būkit laimingos, būkit sveikos, tai yra svarbiausia. Ir taip pat galite pažiūrėti šitos video. Visiems bye!